Ankstyvaisiais 1950 metais Leonas Festingeris ir grupė kitų mokslininkų infiltravosi į NSO sektą, kuriai vadovavo Dorothy Martin. Martin ir jos sekėjai, vadinę save ieškotojais, The Seekers, tikėjo, kad 1954 metais, gruodžio 21 dieną, pasaulis pasibaigs katastrofiškais potviniais. Festingeris ir jo komanda norėjo sužinoti, kas nutiks 1954 metų gruodžio 22 dieną. Ieškotojų kulto nariai buvo taip įtraukti į šią tikėjimo sistemą, kad visas jų gyvenimas sukosi aplink įsitikinimą, jog gruodžio 21 dieną bus pasaulio pabaiga. Jie buvo atsisakę savo darbų ir įprastų socialinių ryšių. Juos supo kiti tikintieji ir būtent šie tikintieji sudarė jų socialinį ratą. Iš esmės kulto nariai buvo izoliuoti. Pabaiga artėjo. Grupė užsidarė nuo pasaulio. Jie laukė išgelbėjimo pažadėto NSO. Vidurnaktis gruodžio 21. Ateina rytas, bet nieko neįvyksta. Kas nutiko po to? Kas nutinka apokaliptiniuose kultuose, kai pasaulio pabaiga arba žadėtasis įvykis nenutinka? Kodėl po tokios labai reikšmingos pranašystės sektos neišyra? Šiuo atveju, nors jie ir susidūrė su neginčiajimu įrodymu, kad jų įsitikinimai buvo klaidingi, ieškotojų sekta ėmė dar uoliau skelbti savo žinios teisingumą. Tai, kas nutiko, yra tai, ką Festingeris vadino kognityviniu disonansu. Enciklopedija Britannica tai apibrėžė kaip vidinis konfliktas, kylantis tada, kai žmogaus įsitikinimams ar prielaidoms prieštarauja nauja informacija. Dėl šio konflikto atsiradęs nerimas ar įtampa paprastai sumažinami, pasitelkiant vieną iš kelių gynybinių būdų. Nauja informacija atmetama, paaiškinama taip, kad nebekeltų grėsmės, jos vengiama, žmogus įtikina save, kad jokio konflikto iš tikrųjų nėra, suderina prieštaravimus arba griebėsi kitų gynybinių priemonių, kad išsaugotų stabilumą ir tvarką savo pasaulio bei savęs suvokime. Pavyzdžiui, ieškotojai tikėjo, kad pasaulio pabaiga turėjo būti gruodžio 21 dieną. Kai tai neįvyko, kartu egzistavo priešingas faktas, kad pasaulis kaip buvo, taip tebėra. Kognityvinis disonansas buvo nemalonus vidinis konfliktas ir sektos nariams reikėjo tą konfliktą išspręsti. Jie negalėjo atsisakyti pirmojo įsitikinimo, nes buvo į jį per daug investavę. Jie negalėjo atsisakyti ir antrojo, nes pasaulis vis dar egzistavo. Todėl jie savo kognityvinį disonansą išsprendė priimdami trečią įsitikinimą. Kultas išgelbėjo pasaulį nuo sunaikinimo. Štai kodėl ieškotojai ir panašios sektos nežlunga susidūrė su prieštaraujančiais įrodymais, bet priešingai atsinaujina. Štai kodėl sektų nariai nepasitraukia iš judėjimų sužinoję vieną ar kitą faktą. Nes atsiranda pateisinimų, kodėl taip įvyko ir kognityvinis disonansas yra nuslopinamas. Sektų nariai dažnų atveju yra per daug investavę laiko, gyvenimo, pinigų ir pastangų į sektantišką grupę, kad galėtų nuo jos atsitraukti. Dažnų atveju grupėje yra ir geriausi draugai, ir šeimos nariai. Taip, psichologiškai pasitraukimas tampa labai sunkus arba neįmanomas. Šis eksperimentas aprašytas Leono Festingerio knygoje, kai pranašystė neišsipildo. Tačiau kognityvinis disonansas nėra būdingas tik sektoms. Tai yra kasdienio mūsų gyvenimo dalis. Dažnai, kai racionalizuojame ir pateisiname neracionalų elgesį ar įsitikinimus, mes iš tikrųjų mažiname kognityvinio disonanso sukeltą vidinę įtampą. Galima turbūt teigti, kad kognityvinį disonansą galime rasti visose mūsų gyvenimo srityse. Daugelis mūsų atsidūrime darbuose, kurių iš tiesų nenorime, bet juose liekame, nes čia tik kol kas. Mes įsitraukime į santykius, kurie ima gesti, bet liekame su partneriais, nes tai tiesiog tokie santykiai, prie kurių esame pripratę. Žiūrime vieną YouTube vaizdo įrašą po kito, nors žinome, kad turėtume užsiimti kuo nors produktyvesniu.